Va, noriu projektuką parodyti. Va, mano projektuks šiemet. Viens pastačiau, visiškai viens. Sugalvojau savo laiką, turėjau. Va, daug darbo buvo. Čia dar reikia silikoną tik tais. Nes 6 metrai ilgis buvo, o čia 6,20. Tai buvo pamatas išlietas. Pamatas buvo ant seną pamatą. Viens lapus susikėliau viską. Va, išmokau už Petrą dirbti. Petras sakė, vienas dirbu. Tai sutaupiant mašinas, ale rimtai. Aš irgi viens, sakau, pabandysiu, nesamdysiu, nieko viens dirbau ir irgi mašiną nupirkau. Pavyko. Langai va sudėti, aišku, reikia nudažyti. Apdažyti langiukus gražiai. Va, kiek netingiems prigręžti. Nu jau čia tvirtai. Čia jau tikrai tvirtai turi laikyti. Va, kaip kampai užleisti, viskas suleista mano. Čia gegnės. Medienas turėjau lentas, kaimyns triobą griovė, atidavė lentų, paprašiau. 6 lapus nupirkau. Labai pigiai man čia kainavo, 6 lapus iš fabriko tiesiai pirkau šitą, tai su atvežimu 220 sumokėjau. Su atvežimu. Duris va tokias iš to namą įdėjau, irgi va kaip stogas padarytas mano. Taip sandariai viską padariau. Pasakiškai, man tai labai patinka. Vienu žodžiu buvo projektas, kad kuo mažiau išleisti. Už pačią minimaliausią kainą padaryti. Tai va, išėjo 330, viską susumavau. Nes 220 tas karbonats. Va, vidus. Lentynėlių prisidariau, kad va būtų pridėti vazonėlių visokių, aš mėgstu. Viską viens. Visur, tai 220 karbonats ir toliau kas man kainavo, kampukai, nes labai daug kampukų, visur vieni kampukai ir medvarščių 2 dėžės. Visur, va, kiekvienas prisuktas su kampuku. Visur kampukai. Balkis, pamats 20 ant 20 balkis, o visą šonai gegnės. Laikys labai gerai. Rėmas irgi visur gegnės. Manau, vykęs gavosi projektukas mano. Šniūrus įsitampiau, kad jau pavasarį bus. Nereikės. Aš mėgstu vatakas platus, mėgstu plačiai vaikščioti. Lysvės padarytas, užvežtas čia žemė labai gera, kompostinė. Nu ir ką? Tikrai gražiai. Nesakykit, kad negražiai. Sausa čia po apačia lentas, 2 lentas ir ant viršaus vatočiai iš to namo buvo, užkaliau gražiai. Visur kampukai sudėti. Nu tai va, 220 karbonats ir kampukų labai daug suėjo, labai daug kampukų, bet kampukai po 30 centų, po kiek čia buvo. Ir 2 dėžės medvarščių, špagats va. Iš viso gausi 330, vienas 2 eurai. Tai aš manau labai pigiai, ilgis 6 metrai 20. Ir plotis beveik 4 metrai 3,80 plotis. Jo, 3,80. Išorinis. Va, labai šiltas, langai visur atsidaro. 3 langus įdėjau gražiai. Labai karšta, termometrą reiks pakabinti.
Nu, ir padariau žiemai va, rūbam džiautis galės, kada reikia. Tuos špagatus suėmė į viršų, sukeli. Viskas paruošta, sutvarkyta, gražiai, tvarkingai. Šitą pamatą buvo sens pamat čia. Ir buvo braškės pasodintas. Tai braškės nurovėm. Ant seną pamatą dėjom tą rėmą visą. Šitą 20 ant 20 ten buvo strypai. Grėžiau skylę, suguldžiau ant strypų, putą apipurškiau visą. Visur va padaryta, aišku, tie balkiai nenauji, nes tie balkiai buvo. Čia kaip pirkom namą, jie buvo ant aukštą sukelti, tai aš va dėl to ir užsimaniau statyti. Ir gegnės buvo, stogą keiti naują prieš mus čia, kai seni gyventojai, kai mes pirkom buvo va. Ir visur sudėtas gegnės. Skamba. O čia tas lentas tai iš to namą gavau, kai griovė namą. Ir va kaip aš čia. Ir viršui gražiai sujungta, užleista, jokia vandens, lyja lietus kaip iš kibiro išbandyta, ant viršaus viršūnėlį uždėta, su durims ir viršūnėlį uždėjau. Nu, va. Gražiai padariau, ne? Pavydėkit man. Švariai patapkytė ateini savo. Nu ir ką. Aš takiuką platesnį pasidariau, su tačkai važiuoju. Nemėgstu landžioti, kaimynas sako, kodėl tokia aukšta. O todėl, kad aš nemėgstu urve vaikščiot, sakau, kodėl aš turiu daryti miestą centre vidury mažiliuką kažkokį. Urvą, aš nemėgstu urve vaikščioti, valentinėlių. Čia gėlių daigiukų susidaigini gėlės. Čia apdėsiu irgi papriką, sakan apdėdi. Dar reiktų gal kokią, nežinau, kažkuo nutepti juos, bet aš nemanau, kad nutepti. Nutepsi paskui jisai... Kažkur skaičiau, kad lygtais reiktų kažkokiais riebalais. Va, mano, kaip surišimai. Medvarščių tai negailėjau. Gerai pavariau medvarščių. Medvarščių tai negailėjau. Kampukų irgi. Reikia, nereikia. Visur kampukai buvo. Visur. Reikia, nereikia. Gal pridėrėti kamerą. Suku iš naują telefoną filmuoju. Nes mano telefonėlis Samsung 6 metai atlaikė ir kaput. Jis suėję mano telefoniuks. O, gėlių. Čia va bus sudėjau kokias irgi. Čia reikia dar gal padaryti. Prikabinti va aukštai ant lentų galima tuos kaip augina gėlės. Čia apačioje išnaudoji va agurkam pomidoram. O viršui gali padaryti dar, jeigu reikalas bus, prikaliai tų va tokių prikabinai. Va, ant šitų vazoniukus ir tu rengsti pavasarį. Laukia -5, o jisai 0 atlaika. 0. Jeigu laukia -5, čia 0. Įneši dujų balioną, jeigu reiks, turiu mažylytę vieną skylės tą dujinį pečiuką, tą kaip ten vadinasi, kur šilda. Jeigu reiks, gali dar anksčiau, va. Ten nedariau, paskutinis čia va šitą nėra šniūrų, čia bus daržiuks. Salotą ridisiuką anksti pavasarį, va. Nuroviai vėl sodini. Viskas kultūringai išnaudota. Čia irgi, jeigu bus per daug, tai va, nuimsim tų šniūrų į viršų sukėliai. Va, kokį projektuką sumaščiau, padariau. Tvarkingai, čia rūbai matosi, nenoriu dabar nelabai fainai rodyti. Va, man atidarims kaip gražiai, hopt, ir viskas, va. Atsidaro gražiai, labai lengvai, hop, langą uždarei, viskas, va. Užsukai, ir viso. O kaip padaryta. Va, man padėts vis da smalinu, da. Nu va, parodžiau gražiai. Man tai patinka, bus prisiminimų įsidėsiu savo pasižiūrėti. Vienas, va, padariau ir ilgai čia dariau, labai ilgai. Nu, va, aišku, neskubėjau, mėnesį laiką kažkur. Nu, bet viską absoliučiai. Ir tuos 6 metrų lapus ant stogo užsikėliau viens. Ir dar kas buvo keiščiausia, vieną lapą užkėliau, antraip jį užkėliau. Ne ta pusė teka jį nuimti, 3 lentas pasidėjau ilgas tokias. Nuleidau, paskui apverčiau jį ir vėl užkėliau, buvo antraip uždėjęs. Viską viens.
Ir va laikas stogas, dariau specialiai labai tvirtą, mane viršuite užsilipęs, kaip kaliau, grėžiau, nekaliau. Atlaika mane, kuo puikiausiai. Gali šokinėti ant stogą. Nu, aš jau darau tai tvirtai, kad nereiktų perdaryti. Nu, turėtų laikyti, jeigu tam duoda 10 metų garantiją šitam, nu, tai tiek metų atlaikys, nes gegnės sudėtas, tikrai turėtų laikyti. Iš lauko labai sandariai, viskas užleista visur, čia pirtis, kai saulė pašviečia. Va, toks. Ir, nebaigiau sakyti, žiūriu Petrą ir jisai visada vienas. Ir vienoje serijoje sako, va vienas nebūčiau dirbęs, nebūčiau mašinas nusipirkęs. Nu, sakau, davai pabandysiu ir aš, nes YouTube mokina. Nu ir aš va nieko nereikėjo samdyti, nieko nereikėjo prašyti, ir nupirkau labai gerą mašiną, va. Ir dabar pasididžiavau, dėl to, kad vienas dirbau, sutaupiau ir nupirkau, nu. O jūs tai pabandykit. Nu va, nuo ko pradėjau, nuo to ir pabaigsiu. Tai dar kitoj serijoje parodysiu, čia ne vienintelis mano projektas buvo. Prie šito aš dar čia dariau. Labai daug dar dariau. Dar vieną labai gražų irgi va iš tokio pačio pastačiau. Kaip ten tą vadina, kur gėlės augin. Irgi yra padarytas mano toksai pasisėdėjimas gėlėm viskam. Va kaip suleista kampukai. Pavėsinę, dar vieną pavėsinę dariau. Nu va čia biški va tas neužlenktas, bet čia gerai labai stipriai prisukta viršui. Čia jau labai aukštai gavosi, tingėjau pjaustyti aš ten. Nu bet medvarščių tai daug išėjo. Šaibas dadėjau visur. Medvarščiai visur šaibas sudėtas. Nu, jeigu daryti, tai padaryti. Va čia užsileida. Užtenka tiek. Galėjau daugiau užleisti, bet norėjau aukštesnis, ką būtų. Nu va. Parodžiau, ką norėjau. Kitas iki parodysiu dar, ką dariau papildomai. Va, kaip gražiai mano šonai užlenkti. Visi, va. Pakišta po apačią nuo stogo ir užlenkta. Kaip čia dabar parodyti? Čia to stogo. Ai, va, matos. Ir ant stogo viršaus ten uždėtas tas yra per sudurimą toksai, kad lietaus nebūtų. Nu va.